Sveiki! Trumpai pristatome sutarčių rašymų bei jų terminų stebėjimo programą. Čia matome pagrindinį meniu langą. Sutartimi čia mes vadiname įvairius dokumentus. Dvišalius susitarimus, įvairiausias sutartis, užsakymų lapus, pavyzdžiui, servizuose priimant automobilį remontui, daiktų priėmimo ar išdavimo kvitus ir panašiai, kuriuos rašysite ir saugosite šio įrankio pagalba. Ši programa skirta vartotojams, kuriems kasdien reikia operatyviai paruošti įvairius dokumentus. Tai greita ir patogi sutarčių rašymo priemonė. Sutarčių struktūra yra paprasta. Sutartys sudarytos iš dalių. Dalys savo ruožtu sudarytos iš punktų. Tiek dalyse, tiek punktuose nurodoma tvarka. Kokia bus rodomas ar spausdinamas dalių ir punktų turinys. Tokia pati struktūra yra ir ruošinių maketų. Tai pirminiai duomenys, kuriais remiantis rašomos sutartys keliais paspaudimais. Ruošiniai gali būti įvairiausi. Tokie, kokius pagal poreikį pasiruošia kiekvienas darbuotojas. Visi duomenys saugomi duomenų bazėje. Programos pagalba stebimas sutarčių galiojimo terminas pagal nustatytą dienų skaičių. Stebimos tik aktualios sutartys. Jeigu sutartis dar galioja, bet jos terminas eina į pabaigą, tai paleidžiant programą ji užrašoma raudona spalva. Parašius sutartį, tai padaroma, kaip minėjau, keletų mygtukų paspaudimų. Ją galime eksportuoti tiek į Word dokumentą, tiek į Adobe Reader PDF failą. Šie eksportuoti duomenys saugomi Contract.nv kataloge. Jų pavadinimas yra padaromas iš sutarties numerių. Remiantis sutarties numeriu. Koreguojant labai patogu naudoti formų lentelinį vaizdą. Šiuo atveju matome sutarties, kurios numeris yra toksai, formos paprastasis vaizdas. Lentelinį vaizdą pamatysime paspaudus lentelinio vaizdo mygtuką arba prieduose esančioje įrankinyje. Taip pat labai yra patogu naudoti detalizavimo formą. Bereikia ant dalies paspausti 2 kartus ir išsikviečiame šią formą. Jeigu tekstų labai daug, šios formos taip pat turi lentelinį vaizdą ir čia galim koreguoti ir trinti. Trinant reikia pažymėti visą eilutę. Taip pat programai yra ataskaitos. Ataskaitose yra rodomas sutarčių sąrašas. Pasižymim darbuotoją, pasižymim klientą ir žiūrime ataskaitą. Šioje vietoje matysime darbuotojų sutartis. Šioje vietoje matysime klientų sutartis. Yra patogus mygtukai visų klientų arba visų darbuotojų pažymėjimai. Štai jeigu mes nepažymim nei vieno darbuotojų, ataskaitoje niekur nematome. Taip, jeigu mums reikalingas tik tai vienas darbuotojas, tai matom to darbuotojo sutartis.
Programos daugiavartojiškumas ir mobilumas. Programoje vienu metu gali dirbti keli vartotojai darbuotojai. Duomenys tokiu atveju saugomi vienoje bazėje, kuri yra stipresnių parametrų kompiuteryje ar serveryje. Dirbti galime iš nutolusios darbo vietos. Programoje reikia tik susėti programos kodą su debesyje patalpintų duomenų bazės failu. Tai nustatoma parametruose. Šią formą gali pasileisti tik tai vadovas. Nurodom pilną kelią ir duomenų bazės failą ir paspaudžiam susiejimo mygtuką. Programos apsauga. Programoje yra diegta apsauga. Prisijungimo vienu metu pagal darbuotojams suteiktus prisijungimo lygius galima atidaryti tam tikras duomenų matymo koregavimo vietas. Tai tiek. Kituose įrašuose parodysime, kaip įrašyti pirminius duomenis ir jų pagalba rašyti sutartis. Daugiau informacijos galite rasti tinklapyje RVD.lt. Ten rasite pilną instrukciją ir kitų įrašų nuorodas. Ačiū už dėmesį.